Taigi, sveiki mėlyjeji, rašau šitą įrašą su tokiu tikslu. Mane iš tikrųjų pareigoja Alatėja ir jinai kaip ir kviečia būti kiekvieną iš jūsų, eiti tuo sąmoningumo keliu, būti kiekvienam sąmoningai ir rinktis meilę ir rūpestį savo kūnui. Tai yra rūpintis savo kūnu, mylėti jį. Kaip ir apie ką čia aš šneku, tai yra tema yra plastikas. Šiek tiek aš apie jį rašiau savo Facebooko grupėje, bet šiek tiek noriu daugiau plačiau pašnekėti tai, ką jūs galbūt dar net ir nežinote, o gal ir žinote, bet nekreipiate į tai dėmesį. Tiesiog jūs turbūt žinote, kad plastikas, jisai irsta apie 1000 metų. Tas plastikinis maišelis, kokį mes naudojame parduotuvėse, jisai irsta apie 500 metų. Ir jisai, kas yra svarbiausia, jisai neiširsta pilnumai, jisai iširsta iki mikroplastiko. Tai vadinasi, lygiai taip pat, kaip jūs galvojate, kad atsikratant, padangas degina žmonės ar galvoja, kad plastiko taip atsikratysi. Jūs turbūt žinote, kad netgi deginant plastikas, jisai iširsta į tam tikras cheminės medžiagas ir jisai nusėda dirvoje, vandenyje, ore. Taigi jisai neiširsta, jisai pasilieka mūsų aplinkoje. Ir kas yra svarbiausia, netgi tyrimai buvo daryti, kad žmogus per savaitę, per vandenį, per orą, per dirvožemį, per augalus, kuriuose yra tas plastikas, žmogus gauna panašiai apie kortelės dydžio tokio panašu apie kortelės dydžio kaupiasi jo kūne. Kas yra svarbiausia dar, plastikas iš kūno šiaip sau labai sunkiai išeina. Jisai kaupiasi organuose, jisai kaupiasi jų sistemose, jisai kaupiasi kraujagyslėse. Jisai labai puikiai mėgsta smegenis, dėl ko paskui atsiranda smegenų rūkai, dėl ko neina susikaupti, dėl ko neina būna padrikos mintis. Visa tai yra pasekmė. Taigi organizmas tampa užterštas. Ir tai jau senai plastikas lygiai taip pat jisai ateina per nėščią moterį, jisai perduodamas netgi dar negimusiam vaikui. Tai yra būtent tose įsčiuose, kai vaikas dar jisai būna įsčiuose, jisai gauna per motinos kraują plastiko. Ir vaikai jau gimsta su plastiku. Taigi tai yra globali problema. Atėjus laikui, tai po biškį spręsis šitą problemą, po biškį mažės plastiko, bus įvairios organizacijos, jos darys savo darbus, jos globaliai darys tuos darbus, bet tam, kad žmogus, jisai pirmiausia turi pats būti sąmoningas, jisai pats pirmiausia turi suvokti ir suprasti. Taigi reikalingas sąmoningas priėjimas, sąmoningas supratimas, pasirinkimas, ką jūs renkatės, kokius jūs naudojat, kokius jūs butelius, pavyzdžiui, perkat vandenį, ką jūs naudojate, kokius plastikoje perkote, ar jūs stiklinėme butelyje perkote, ar tą vandenį laikot plastike, ar jūs stiklinėme butelyje. Tai irgi yra jūsų pasirinkimas. Taigi plastikas yra visur ir jisai, kaip ir sakiau, duoda įtaką jūsų sistemoms, jūsų organoms, jūsų ląstelėms. Ląstelės greičiau užsikemša. Jos negali išvystyti tokio energetinio potencialo. Anksčiau to plastiko buvo mažiau ir mažiau žmonės ir sirgo. Dabar žmonės tiesiog jau vaikai gimsta su įvairiomis sunkiomis alerginėmis formomis. Tai visą tai įtakoja plastikas, įtakoja tą užterštumą. Aišku, ne vien tik tai plastikas, organizmų užterštumas yra ir iš oro, ir iš dirvožemį irgi ateina ir iš vandens, tai ne vien tik tai plastiko, bet plastikas sudaro didžiąją dalį. Taigi tai yra jūsų sąmoningas pasirinkimas jo, kaip ir vengti, saugoti savo kūną ir bandyti atstatyti, išsivalyti iš šito plastiko. Tai reikia suprasti, kad jisai kaupiasi, kaip ir sakiau, organuose, kepenyse, jis kaupiasi smegenyse ir sudaro tuos rūkus įvairias. Netgi įvairios yra nustatyta, kad įvairios psichoemocinės būklės, įvairios depresinės situacijos, tokios, kurios įtakoja žmogaus būsenas. Taigi visa tai yra lygiai irgi kyla ir iš šitokių dalykų. Taigi reikia supratimą, reikia turėti ir sąmoningą pasirinkimą. Taip pat, kur jūs matote plastiką? Jūs matote plastiką visur. Visur jisai yra. Jisai yra kosmetikoje, tai sintetiniai polimerai, silikonas. Silikoną ypatingai dabar labai daug ypatingai deda daug Azijos šalis. Ir čia labai jau pradedam matyti ypatingų daug didelius kiekius deda tuos silikonus, vien tam, kad būtų gera išvaizda, kad kremas ar ten kažkoks tai šampūnas gerai
gerai paskirstytų ant odos, kad būtų nesudaro jisai plėvelį. Taigi, vat, tarsi politelenas apgaubia tą odą ar ten tuos plaukus ir sudaro plėvelę, neleidžia atseit drėgmei išgaruoti, bet jisai sudarydamas plėvelę, jisai įeina į odą. Jis įeina per odą, įeina į organizmą. Taigi jisai irgi prisideda prie to kaupimuose. Taigi čia ne vien tik tai, ką mes gerime, ne, tai iš išorės ateinantis į vandenį, į dirvožemį, į orą, ne, kuo mes kvėpuojam. Bet tai ir mes patys dar pasirenkam tokius dalykus, kur dar savo pakenkiam, kur dar daugiau papildom būtent šito dalykų, šitų nestruktūrinių dalykų, ne, savo pakenkdami savo organizmui. Taigi, kaip ir sakiau, kosmetikoje ne pilna tokių dalykų, reikia tik tai aišku žiūrėti į etiketę, skaityti, kad būtų kuo natūralesnis, kad iki to daeisim. Kiekvienas žmogus, kai taip bus sąmoningai renkamasi, iki to daeisim, kad žmogus rinksis ir jisai nesirinks, kur yra plastiko, kur yra įvairūs sintetiniai polimerai, ne. Tai jisai nesirinks tų dalykų ir jis pabiški pradės nueidinėti į šalį. Aišku, šiame šimtmetyje to dar nebus, bet jau vaikai, kurie jau tai supranta, kurie žino, kurie tėvai yra sąmoningi, jie duos tą supratimą, tą gilų suvokimą ir vaikai jau augs kitaip, jie jau mąstys kitaip, jie bus kitose programuose. Taigi, nuo plastiko mes pabiški išeidinėsim, bet tai dar ilga kelionė laukia. Bet mes sąmoningai jau dabar galime rinktis, saugoti savo kūną, mylėti savo kūną ir rinktis būti sveikiem. Taip? Taigi, kosmetika, pasižiūrėkite, kas yra, kokie polimerai ten, sintetiniai, nesintetiniai, kas ten yra, kiekvieną kartą analizuokite. Yra atitinkama labai neblogų programų, kurie tiesiog parodo, nuskanuoja etiketę ir tiesiog parodo, iš ko ta kosmetika sudaryta. Arba jeigu jau nerandate kažkokio savo, tai galite patys pradėti domėtis tuo ir pradėti darytis. Sekantis dalykas yra tai, ką jūs nešiojate. Tai yra įvairūs drabužiai, kokius jūs drabužius nešiojate. Tai natūralaus pluošto ar sintetinio pluošto, ne? Tai gali būti įvairūs poliesterai, akrilai, nailonai. Juosgi, žinokite, dėvintai, jie įskiria, su oda reaguoja, su šiluma reaguoja, jie įskiria mikroplastiką, jie įeina į odą, ypatingai skalbiant, dėvint, sušylant, kai pradedat prakaituoti, tai jie tiesiog reaguoja, jie įeina per odą, taigi barjero nėra tuo metu. Ir tiesiog, ir lygiai taip pat jūs ir įkvėpėte tą mikroplastiką. Taigi, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jie jūsų energetinį lauką blokuoja. Jie neleidžia tiesiog normaliai cirkuliuoti jūsų energijom, neleidžia jums pasikrauti jūsų tam elektriniam laukui, ne? Taigi jie stabdo, blokuoja. Tai visą tai irgi jūs turite atitinkamai sąmoningai rinktis natūralius pluoštus, ne? Tai yra medvilnė, linas, šilkas, yra įvairūs kombinuoti natūralūs pluoštai, kurie yra jau daromi jau dabar, tai su kanapėm ar tai su bambuko pluoštais. Tai jau yra dabar jau tokių rūbų, kurie tuose pluoštuose ir tai yra natūralūs ir kūnas su jais labai gerai jaučiasi, ne? Energija jaučiasi visai kitokia ir tuo pačiu papildo jumis kaip jūsų sistema, kaip jūsų energetinė sistema. O ypatingai geriausiai išlaiko jūsų energetinį dažnį, tai yra šilkas. Tai jisai aukščiausias pagal savo vibracijas. Taigi, ką jūs renkatės, ne? Ar tai natūralų pluoštą, ar tai sintetinį pluoštą. Taip pat, ką jūs valgote, ne? Pavyzdžiui, jeigu jūs perkate kažkokius pusfabrikačius, jie yra supakuoti į plėvelę dažniausiai būna, irgi į tą sintetiką įvaryti, į tą plasmasę ir ypatingai jeigu šildote. Taigi žinokite, kad jūs tiesiogiai yra tarsi tas mikroplastikas ir yra tame maiste ir jūs jau valgote tą maistą, ne, su tuo mikroplastiku, taip? Tai irgi atsiliepia prie tos jūsų sąmoningo pasirinkimo. Taigi tiesiog stebėkite, žiūrėkite ir stenkitės, pavyzdžiui, kažkokius indus įsigyti, ypatingai, kur jūs naudojate plastikinius, virtuvės, dažniausiai moteris naudoja plastikinius, kažkokius maišytuvus, kažkokius šaukštus, bet visą tai žinokite, kad plastikas jisai reaguoja su karščiu. Jisai irsta ir mikroplastikas pasklinda jūsų sriuboje, jūsų maiste, ne? Tai jūs valgote tą mikroplastiką. Tai tiesiog reikia sąmoningai rinktis ir geriausia tai būtų mediniai, įsigyti medinius kažkokius samčius ar tai maišytuvus. Tai visgi tai yra irgi sąmoningas pasirinkimas. Tai tokie dalykai. Ir toliau mikroplastikas, kaip ir sakiau, jis yra visur. Ir kad išvalyti iš kūno reikia gana pasistengti, jisai sunkiai yra išvalomas iš kūno. Taigi, pirmiausia, jūs
turite tai nuo sąmoningo jūsų pasirinkimo priklauso. Toliau, ką mes galime padaryti patys savo, tai sąmoningai žinodami, rengdamasi natūralius pluoštus, rengdamasi gerti vandenį iš stiklinio, ne indo, ir laikyti vandenį stiklinėme inde, kad to plastiko būtų kuo mažiau jūsų buityje. Tai yra sąmoningas pasirinkimas. Sekantis dalykas, ką jūs galite padaryti, tai yra fizinis aktyvumas. Žinokite, kad tai, jeigu limfa jinai nusistovi, jinai neaktyvi. Tai žinokit, išvalyti organizmą tai nesigaus be fizinio aktyvumo. Tai jūs tiesiog turite būti šiek tiek aktyvesni, kad limfa pradėtų varinėti, kad užsidirbtų jūsų ta motorinė veikla, jūsų sistemos. Tai tiesiog fizinis aktyvumas yra reikalingas tam, kad prajudinti limfą. Ir kai prajudinama limfa, tada kūnas pats pradeda valytis, ne? Vienas dalykas. Kitas dalykas, galite vartoti skaidulas, įvairūs žalumynai, ne? Ir skaidulas, būtent žali produktai, lapiniai produktai, ne, daržovės, ir kuriuose pilna skaidulų, tai skaidulas jos tarsi šepetys, jos apvalo, ir tiek skrandžio sienelės jos duoda tuos baltymus, ne, kurie pabiški tos amino rūgštys, kurie pradeda sąveikauti, ne, su jūsų ląstelėmis ir duoda atsparumą visiems šitiems teršalams. Taigi skaidulas, ypatingai jos, kaip ir sakiau, šepetys, pravalantis jūsų žarnyną, ne, pravalantis jūsų žarnyno sienelės, kraujagyslės, ne, tai duoda būtent šią paskirtį. Tai taip, o kas dar norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, dar yra labai gerai, jeigu jūs iš ryto naudojate karštą vandenį 50-60 laipsnių, tokio šiltą, ne, daug šiltesnį negu jūsų kūno temperatūra vandenį su žiupsneliu druskos, ne, įdėta. Tai druska irgi, kadangi iš ryto jinai užkuria tarsi jūsų sistemą, jūsų organizmą tarsi užkuria, ir būtent vanduo su druska, jisai pradeda iš karto imti, galit pastebėti, kad tarsi gleivės, ne, atsiranda plaučiuose, ne, kurias jūs norite išsikosyti, ar tai gerklėje, tai visą tai pradeda valymasi procesą, būtent karštas vanduo su druska. Ir taip pat, kas dar yra naudojama, kas dar yra gerai, tai yra chlorofilas. Bet kuriuo atveju chlorofilas jisai yra reikalingas irgi tam, kad jis valytų kraują, tam, kad jis valytų jūsų smegenų struktūrą, ne, kad nebūtų to rūko. Chlorofilas ir žinokite, kad šitie spygliuočiai, ne, kurie turi būtent tuos spyglius, kiekvienas spygliuotis medis, jis prisideda, ten pilna yra chlorofilo. Tai jums nebūtina ten pirkti pačius brangiausius, ne, produktus, jūs patys galite pasirinkti, spygliuočiai medžiai, spygliukai yra renkami ištisus metus, gali būti renkami, tik tai reikalingi, kad būtų švari vietovė, kad nebūtų užteršta mašinų, ne, dujų, ne, tų sunkiųjų metalų, kad nebūtų, ne, nes mašinos, kaip žinote, įskiria. Tai tiesiog atokiau nuo mašinų ir tiesiog susirasti, ne, tiesiog ir pasirinkti būtent tuos spygliukus. Iš spygliukų jūs susimalus galite gauti labai gerą chlorofilą. Tai visa tai gamta jums yra pasiruošus padėti. Tiesiog reikia pasižiūrėti tai sąmoningai iš tos sąmoningumo pusės, ar ne? Tai tiek norėjau pašnekėti apie plastiką, apie tai, kad būtumėt sąmoningi. Tai aišku, reikalingas, kaip ir sakiau, atkreipti dėmesį, kokius jūs stiklainius naudojate, ką jūs geriate, kokį vandenį, ne, kaip ir sakiau, nešildyti maisto su tais plastikiniais indais ar tai plėvelėmis, nes jie visi irsta į tą mikroplastiką. Ir tai, kas dar yra svarbu, žinot, kad mikroplastikas, jisai lygiai taip pat gali būti ir namų dulkėse. Tai gali būti nusistovėti, tai dažniau reikėtų su šlapiu skuduru valytis grindis, kad nekvėpuotume tomis dulkėmis, ne? Taigi, jumise slypi ta stiprybė, jumise slypi tas noras, ar būsite to sąmoningų vartotojų, ar jūs nebūsite, ar jūs užmerksite prieš tai akis, nes kadangi visi taip daro ir jūs taip norite daryti. Tiesiog čia yra jūsų pasirinkimas, bet tai tuo pačiu ir jūsų pasirinkimas, sirgsite ar nesirgsite. Tai žinokite tai, nes kai prisikaupia, dabar jau pastebėkite, kad žmonės jau yra tokio amžiaus, jau labai daug turi tų ligų, įvairiausių ligų, ir jaunimas jau jisai turi tuos pačias ligas kaip ir vyresni žmonės.
visos lygos jaunėja, sako, bet tai ir jaunėja, todėl kad užterštumas didėja, todėl kad žmogus yra nesąmoningas, todėl kad jisai nesirenka, aišku, jisai nesupranta, bet tai yra irgi vis tik, tai yra, vadinasi, reikia pildyti save žiniomis ir suprasti ir rinkti sąmoningai. Tai tiesiog čia kiekvieno yra pasirinkimas. Taigi tą Latė ir norėjo pasakyti, kad jūs būtumėte sąmoningai rinktumėtės meilę savo kūnui, dėmesį savo kūnui, rūpinamasi savo kūnu. Tai yra sąmoningas pasirinkimas. Dar vieną dalyką pamiršau pasakyti, kad tai yra tai, ką jūs gerite arbatą, neilonę, ne, kai suviniota, ne, yra arbata į maišelės arbatos. Tai jisai irgi yra, jame yra daug plastiko ir jisai ypatingai, būtent karštyje, jisai išskiria to didelį kiekį mikroplastiko. Taigi didžiausias kiekis to mikroplastiko galima perimti iš arbatos, o ne po kelių. Tai tiesiog rinktis geriau arbatą byrę, be šitų maišelių, be kažkokių priedų. Tai tiesiog tokia smulkmenos, bet suprantant tai, kas yra ir kur yra, ir stebint, suprantant, daugiau pasigilinus, galima atrasti daugelį dalykų. Taigi čia reikalingas sąmoningas priėjimas, sąmoningas rūpinimasis savo kūnu. Tai kaip ir sakiau, šiai dienai plastiko mes išimti iš savo vartojimo aplinkos, kaip ir aplamai iš pasaulio išimti negalim, bet tai yra kiekvienas sąmoningas supratimas ir priėjimas prie savo kūno. Mes galime stebėti jo vartojimą ir stengtis pašalinti iš kūno, tam, kad jisai nebūtų, kad kuo mažiau būtų kūne. Tai tokie procesai vyksta ir kūnas, aišku, kai pradės valytis, jisai pradės pats stengsis jį išvesti, bet tiesiog jam reikia padėti. Tai dar yra vienas dalykas, ką irgi norėjau paminėti, kalbant apie druską, kad gerinti iš ryto yra labai gerai. Lygiai taip pat yra labai gerai valanti, aš vienoje iš savo dalinausi savo patirtimi, kad osmozinis slėgis daro irgi stebuklus. Tai yra naudojamas didelis kiekis druskos į vandens vonę. Tai kai sukuri tą didesnį osmozinį slėgį, išorėje, jūsų organizmas pradeda valytis, suintensyvėja limfas, suintensyvėja kraujotaka, pradeda organizmas daugiau prakaituoti, išsiskiria per poras, taigi įvairios cheminės medžiagos, toj pačiu ir plastikas, jisai pradeda išeidinėti per poras, per plaučius, gali atsirasti karkalai, per kurios irgi bus išvaloma. Taigi tai yra naudingas, pasidomėkite, aš esu ten apie jį pasakojus, tai irgi vienas iš valymo būdų, pagalba organizmui. Tai tiek norėjau šiandien pašnekėti ir kreipkitės, jeigu yra kažkokių klausimų, ar tai norėtumėt šiaip kažkaip pagvildenti šią temą.